Treneriai, sveikinam su pergale. Ar rezultatas atspindi, kiek šiandien jėgų įdėjot į rungtynes? Ačiū už sveikinimus. Visų pirma, noriu savo komandą pasveikinti su pergale. Iš tikrųjų labai ruošiamės šitom rungtynėm, nes žinom, kad Šiauliai yra tikrai pavojinga komanda. Bravo žaidėjom, išpildė viską, ką norėjom žaisti tiek puolime, tiek gynyboje. Visiškai nesvarbu, kad Šiauliai žaidė be 3, galim sakyti, starto 5 žaidėjų. Mes akcentavom, kad vis tiek turim išeiti ir pasidaryti kuo didesnę persvarą prieš atsakomąsias rungtynės, nes žinom, kokios svarbos tai rungtynės ir ką jos lemia. Jūs esat kažkada pasakęs turbūt labai įdomią frazę, kad tegu treneriai, kurie pradeda karjerą, tegu nesijaudina dėl to, kad kartais pralaimi 60 ar 70 taškų, jūs tokius 2 sezonus turėjot. Ar imtumėt pertraukėlę likus minutį atsiliekant 40 ar 50 taškų? Nežinau, sudėtingas klausimas, žinot, kai tu pralašinėjai labai daug, tų emocijų visokių būna, jo, nervina, reikia ir tą dalyką suprasti, bet šiai dienai jau dabar nebeimčiau, o buvo tikrai priminę tokius laikus, bet džiaugiuosi, kad su komanda užaugom, kad užaugo visa LCC organizacija ir kad galim kovoti dėl patekimų į finalo ketvirtus. Apskritai turbūt augo ir pats Lietuvos krepšinis moterų, ar ne? Tikrai taip. Sveikinu su pergale. Džiugina? Aišku, play-offai vieną pergalę turim ir džiugina. Kokiomis mintimis važiavote į Šiaulius? Aš nekalbu apie pergalę, apie kažkokį skirtumą. Tiesiog Šiaulių komanda kiek pabirėjusi. Ar nežaidė tas galvoje šiek tiek jums pačioms? Žinom, kad jos turi mažiau keitimų ant suoliuko. Pagrindinės žaidėjos yra susitraumavusios. Bet taip pat žinom, kad jos yra tokia nenuspėjama komanda ir kartais gali taip sušaudyti, kad tu negali žinoti. Tai tikrai nusiteikimas buvo geras, aš džiaugiuosi už savo komandą. Atėjom į rungtynės, manau, taip kaip ir turėjom ateiti agresyviai, nusiteikusios ir su to play-offų nuotaika, kaip sakant. Išeinat irgi su to nuotaika? Jo, darbas dar nepadarytas, tai tik pusiaukelė, jo, bet smagu, kad yra toks pranašumas dabar susikrautas ir manau į antras rungtynės ateisim su mažesniu spaudimu, bet lygiai taip pat nusiteikusios, nieko nežandam mažinti apsukų, taip kad dar tik darbas prieš akį. Trenerių, porą sakinių apibūdinkit rungtynės. Prašėt neklausti? Neklausiu. Noriu padėkoti visų pirma visiems fanam, kur pilnai užpildė mūsų mažąją salę. Tai dėkoju visiems savivaldybei, visiems, kas prisidėjo prie komandos ir kas ją palaiko, kas ją veda. Apmaudu, kad taip atsitiko, kad pagrindinė žaidėja susitraumavo, nėra su kuo žaisti ir lemiamu etapu žaidėm ne pilnos, o nukraujavę sudėties. Bet tai buvo irgi gera repeticija ir jaunom žaidėjom pasireikšti, pažaisti, tai tiek. Valerija, tell me something about this game. We just didn't play our game and a lot of injuries in our team, and I think this was a bit hard for us because for 1 week we're playing 3 games with 5-6 players, a lot of rotations, and we just need to figure out for the next game and just play our game. What was good and what was bad today? Our defense was bad for sure, and it's good that we didn't stop playing. We're trying and we missed a lot of shots. But it's good that we didn't stop and we're pushing and we will try to find out what we can do better to the next game.